Sveiki draugai, sveiki žvejai. Kad čia būtų echolotas, o prasimuša ir pro žolės, bet rodo čia apie 2,5-2 metrus ir mažiau. Na, žodžiu, apie 2,5 metro vyrauja kažkas gylis, apie 2 metrus ir jokių čia kažkokių nuostabumų. Tai čia wow, gyliai, kritimai pakol kas. Nu jo, įdomus. Užkenktas. Toks labiau į pelkę užneša. Gal ir gerai diapazonas gylyje, sakykime, lydekos matomumo zonai. Plius šiaip labai skaidrus buvo vanduo. Kiek mačiau nuo kranto, tai manau ir čia bus labai skaidru. Tad labai tyliai reikės ramiai bandyti išprovokuoti didesnį žuvį. Skaidresniais kažkokiais masalais. Na štai, labai tyliai priplauksim, jau baisiai neglicuosim nieko ir pradėsim pirmus metimus. Kutvilo, įsegiau lydeką. Kelias minutės praėjo ir kažką gero įsegiau. Pagal mane tikrai gerulė atrodo, kad bus, nes neina patempti, pažiūrėkit. Kas čia dabar? Nepataikė? Ar taip atrodo? Pirmam sustojime, prašau, lydekiokas. Kilogramą. Yes!
Kaip jis sugebėjo apsivyti dar. Graži lydeka, legali, tik reikia kažkaip dabar atsisekt gražiai, kad nenori susižeist nei pat, nei jo aš čia sužeist, nei valtės pradurt kaip nors. Vienas kablys. Antras. Nu jau paskutinį. Štai. Prašau. Graži, daili lydekaitė. Nu, varyk. Atvest man dar didės. O, koks smūgis. Skaidrus vanduo. Iš toli gali matyti žuvis, kas yra gerai. Na ką, ir pastebėjimai iš karto. Tvičinau, lietu tviču. Žvyną net išlupu, ar snarglį kažkokios. Labai tviču lietu tvičinau, tokį su pauzėm, ilgesniem, kad gražiai jo jisai dirbt. Tai ten užtvičindavau, palikdavau, žiūrėjau, kaip žuvis reaguoja. Nieko. Na ir tada prasidėjo toksai, o, velnis, darai valtį. Tuoj parodys, kaip maždaug užtvičinau. Keli patempimai ir iškart kibimas. O, štakim užnardinau ir tada tink. Labai staigius tokius greitis padarydavau. Kokią sekundės pauzę, sakykime, va ten užtvičinu, suvinioju vėl. Ir va taip atvičinu ir iš karto pasirašė. Nu ką, ir kažkaunu, kad paramėčiau gal 15 metimo jau pirmą lydeka. Bandysim dar kartelį. Toks sustojimas kaip į žolės, pakirtų ten sėdėjau jinai. Legali, graži. Lygiai kokie 50 bus tokia lydekaitė. Tikėkimės, dar bus didesnių. Naudoju 110 vobleriuko dydį, 110-ukas. Nežinau, ko čia per modelis, bet brangus vobleris. Po kol kas pirma lydeka ant jo tik tai pagauta. Skaidrumas taip kaip plateliuosi. Galim viską matyti. Kaip suprantu, reikia aktyvesnio tokio darbo. Nebereik lieto tokį. Galima aišku padaryti pauzelę, pažiūrėti, kas bus. O, užsimetė. Sakykime, su tokiom sekundės pauzėm. Tvičini. Dabar gal per greit tvičinu. Tokį užtvičini, duodi palaukti ir žiūri, kas bus. O taip, amardo. Tai pakankamai aktyvi lydeka. Tik tais, kad reikia išprovokuoti. Iš karto pagaunam žolės. Pamėginkim dar toliau užmest. Pakeisim woblerio modelį. Net jau vienas atsidarytas, štai, toksai. Žalsai gelsvas. Super. Ant woblerio nieko, užtat angumos paėmė. Skaniai įstvėrė. Nedidukė. Čia senolis 4 kilų buvo įkabinės kažkur. Iš akies taip žiūrint. Bet po pirmos žvakės nuėjo. Na ką, angumos. Uosi pirštus neįkando. Nu ką, nelegalė. Tegul plaukia. Sulamdė tik visą pavadėlį gaila. Pirmų metimų, tai reiškia guma gera. Pabandom. Dar viena gražuolė stvėrė. O, jau gražesnė. O, kokia stipri. Jau legali vėl. Angumos dabar vėl.
čiupo.
Bet jinai nemedžioja taip staigiai judančių masalų. Medžioja norės ryškalą kažkokį. Lydekų tikrai daug. Ir čia galim sakyti tik vien lydekos. Dabar naudoju 110-ukus, nes ant didesnių kažkaip nelabai rašos dabar kibti. Nors ir aplamai dabar va 110-ukas matyt optimaliausias, nes daugiausiai pagavau ant tokio dydžio masalų. Žuvies šiandien. Bandome sėklę dalį mesti. Nu va, vieni kiti atvaro. Valčių čia gal 20. Vos ne varžybos. Ta, pamėginsim biškį guminukų. Ką tik va pagavo, bet čia žiūri visi ima lydekas. Nepaleidinėja. Čia aš vienintelis paleido. Kiek mačiau. O, pakabino jau pasiėmė. Na žodžiu, ir šitoj užtvankoje, kas svarbiausia, kad tų lydekų, kad ryma, sakykim, bet tikrai nemažai. Aišku, skipties sunkiai kimba. Labai reikia ir masalą pataikyti, viską jam. Bet dydis tikrai neblogas, iki 1,5 kilo kilas ir tokias jau ribinės. Labai didelė guma. Didelė masalą bandau pateikti.